Kartais labai sunku atleisti. Atrodo, jeigu aš atleisiu žmogui, kuris mane įskaudino, tai tarsi reikš, kad jis gali ir dar kartą su manim taip pasielgti. Kad su manim taip gali pasielgti bet kas. Ir tai labai suprantama. Tik tiek, kad nuoskauda, ji nuodija ne tą žmogų, kuriam aš neatleidžiu, ji nuodija mane. Todėl, jeigu jums sunku atleisti, bet jūs norėtumėte tai padaryti, kviečiu į tapingo sesiją. Jau dabar galime pradėti stuksenti per energinius taškus, per energijos meridianų paviršinius taškus kartu su manimi ir kartoti tai, ką aš sakau. Kiekvienas prisiimam atsakomybę už save. Ir pradedam. Man labai sunku atleisti. Man labai sunku atleisti žmogui, kuris mane įskaudino. Pajuskite, kurioj vietoj kūne, sakydami, tai jaučiate įtampą. Tiesiog truputėlį pakrutėkim, pajudėkim, užmerkim akis ir pajauskim, kur kūne yra įtampa. Pagal tai mes matysim, kaip veikia tapingas. Taigi man labai sunku atleisti. Man labai sunku atleisti žmogui, kuris mane įskaudino. Ta nuoskauda jaučiu kaip įtampa, kaip skausmą pečiuose. Ta nuoskauda ryškiai raudonos spalvos. Ir man atrodo, kad ji mane slegia. Man labai sunku atleisti. Aš jaučiu nuoskaudą ir man labai sunku atleisti. Nepaisant to, kad aš jaučiu nuoskaudą ir kad man labai sunku atleisti, aš myliu ir priimu save. Visiškai, absoliučiai giliai myliu ir priimu save. Nepaisant visos tos nuoskaudos, tos raudonos nuoskaudos, kurią aš jaučiu kaip įtampą. Aš visiškai myliu ir priimu save. Nepaisant visos tos nuoskaudos, kurią man taip sunku atleisti. Aš suprantu, kad nuoskauda nuodija mane. Man bloga ir negera tada, kada aš jaučiu nuoskaudą. Visa ta įtampa ir ta raudonos spalvos nuoskauda, kurią aš jaučiu ir kurią man taip sunku atleisti. Nepaisant tos nuoskaudos, tos raudonos nuoskaudos, kurią aš jaučiu kaip įtampa, aš visiškai, pilnai, giliai priimu save. Nepaisant tos nuoskaudos, kurią man taip sunku atleisti, aš visiškai, absoliučiai, giliai, pilnai myliu ir priimu save. Aš renkuosi dabar paleisti tą nuoskaudą tiek, kiek galiu. Tiek, kiek šiuo metu man išeis. Nes puikiai suprantu, kad nuoskauda, kurią man taip sunku atleisti, tik nuodija mane. Kvepiam, iškvepiam. Ta nuoskauda, kurią man taip sunku atleisti, kurią jaučiu kaip įtampą, ta raudonos spalvos nuoskauda, renkuosi paleisti čia ir dabar, tiek, kiek galiu. Kai aš paleidžiu nuoskaudą, man palengvėja.
mažėja įtampa. Ir čia ir dabar aš renkuosi paleisti tą slegiančią raudoną nuoskaudą, kurią jaučiu kaip įtampa. Tiek, kiek galiu. Čia ir dabar. Visa ta nuoskauda, kurią man taip sunku atleisti, kurią jaučiu kaip įtampa. Jei ją paleisiu, tai nereikš, kad su manim galima elgtis blogai. Tai reikš, kad aš renkuosi laisvę. Kad aš renkuosi laisvę jaustis gerai. Kad aš renkuosi laisvę nuo visko, kas mane skaudina. Tai reiškia, kad aš renkuosi paleisti tai, kas man netarnauja. Visa ta nuoskauda, kurią jaučiu kaip įtampa. Visa ta nuoskauda, visa ta raudona nuoskauda, kurią jaučiu kaip įtampa ir kurią man sunku paleisti. Nepaisant visos tos nuoskaudos, čia ir dabar aš visiškai pilnai, absoliučiai myliu ir priimu save. Aš myliu ir priimu save, nepaisant visos tos nuoskaudos, kurią man taip sunku atleisti. Čia ir dabar aš renkuosi paleisti tą nuoskaudą tiek, kiek galiu. Ir aš jaučiu, kaip atsileidžia įtampa, nes man nebereikia nešti tos nuoskaudos. Aš paleidžiu tą nuoskaudą tiek, kiek dabar galiu paleisti, nes renkuosi laisvę. Renkuosi laisvę ir suprantu, kad atleidimas tai nėra leidimas elgtis su manimi nederamai. Kad atleidimas tai nėra leidimas elgtis su manimi taip, kaip man nepatinka. Aš renkuosi paleisti nuoskaudą. Aš renkuosi atleisti, todėl, kad aš renkuosi laisvę. Laisvę nuo nuoskaudos. Čia ir dabar aš renkuosi atleisti. Čia ir dabar aš renkuosi paleisti nuoskaudą tiek, kiek šiuo metu galiu. Dabar įsiklausykite, kaip jaučiasi jūsų kūnas. Dar vis tuksendami, įkvėpkime, iškvėpkime. Paleidžiu tą nuoskaudą iš visų savo ląstelių, iš visų savo audinių, iš visų savo kūnų, iš visų savo gyvenimo laikotarpių. Paleidžiu tiek, kiek šiuo metu galiu. Ir dėkoju savo už tai, kad rūpinuosi savimi. Kaip jūs dabar, mano pečiai atsileido, pasižiūriu į spalvą užmerkusi akis. Jinai gerokai išbluko, netgi sakyčiau, neišbluko, o pradėjo mainytis vaivorykštės spalvom, pavirto į tokį lengvą rūkelį. Ačiū, kas atlikote praktiką su manim. Linkiu jums laisvės, ramybės ir meilės sau. Jūs jos verti.